pristatymas iš esmės yra pirmiausia Velionio labai nelaikumus palikusio Raimondo Paknio atminimui skirtas susirinkimas. Aš su Raimondu Pakniu bendradarbiavau daug metų, kalbėjau net jo parodose, kurių šiuose rūmuose buvo ne viena, rašiau įžangas kai kurioms knygoms, kurias leido leidykla. Ir didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad man teko su juo bendradarbiauti. Ir keletą, gal net 14 pastarųjų metų netgi gana artimai bičiuliautis. Jis labai rūpinosi šitą knygą, prašė atsiųsti jam kiekvieną skyrių, jos skaitė, darė pastabų, bet deja knygos nesulaukė. Na, mes leidykloje turėjome ir tebeturime tokį tandemą. Redaktorė Audra Gailienė, dailininkas Jokūbas Jacovskis, na ir aš. Tas tandemas yra išleidęs keletą knygų apie Vilnių, bet šita knyga jau ne apie Vilnių. Tai yra savotiško žanro knyga, galbūt kiek neįprasta, bet sakysime, Lenkijoje tas žanras labai gerai pažįstamas. Na ir kai kuriuose kitose kraštuose, bet Lenkijoje galbūt daugiau negu kitur. Yra Milošas, Česlovas Milošas išleidęs net 2 abėcėlės. Viena vadinasi Abecadlo Miloša, Milošo abėcėlė, o kita Inna Abecadlo, kita abėcėlė. Na ir tai yra net ir lietuviškai. Tai yra trumpų esė rinkinys. Man taip kažkaip keistai išėjo, kad tie esė yra beveik visi vienodo ilgio. Aš specialiai nesistengiau, bet taip susidarė ir jie beveik kiekvienas yra 4 kompiuterio puslapių, o iš viso jų prisirinko 50. Praktiškai kiekvienai abėcėlės raidei. Netgi tokioms raidėms, kurių į mūsų kalbą kai kurie ilgai stengiasi neįleisti, kaip W. Yra ir toks vienas esė. Na, esė yra skirti vietovėms, asmenims ir sąvokoms. Panašiai kaip ir Milošo. Panašiai kaip ir kai kuriuose kitose abėcėlės žanro knygose. Na, vietovės, sakysime, ten yra apie Aukštąją Fredą, Kauno rajoną, kuriame praleidau vaikystės metus, konkrečiai nacių okupaciją ir pirmosius pokario metus. Yra New skyrelis raidė N, New Havenas, apie universitetinį miestą, kuriame praleidau beveik 40 metų, dabar pats stebiuosi. Pusę gyvenimo vis dėlto praėjo emigracijoje. Yra ir kitų skyrelių, bet sakysime, nėra skyrelių Vilnius. Kadangi apie Vilnių ir šiaip yra labai daug mano rašyta. Nėra skyrelio Klaipėda, nors apie ją turėčiau ką parašyti, nes joje gimiau ir ją mėgstu. Nėra skyrelio, sakysime, Karaliaučius, nors galima būtų parašyti nebanaliai. Arba skyrelio Peterburgas, kurį aš mėgstu vadinti, kaip vadino Vaižgantas ir Maironis, Petrapiliu. Stengiuosi net įvesti tą pavadinimą į lietuvių literatūrinę kalbą. Nesakyti Sankt Peterburgas, ar Petrogradas, ar juo labiau Leningradas, bet Petrapilis, Petro pilis. Nėra, nes apie tuos dalykus esu daug rašęs kitom progom. Na, yra esė apie žmonės, bet irgi, matot, aš prieš
išleisdamas abėcėlę, išleidau tokią knygą, kuri vadinasi Nelyginant Šiaurę magnetą. Tai yra tarsi atsiminimai, autobiografija. Parašyta su Ellen Hinsi, amerikiečių poete, mano kolegė ilgametė, jinai uždavinėjo klausimus, aš atsakinėjau. Ir taip išdėstyta daugmaž visa biografija nuo gimimo ligi dabarties. Pakeliui pasakojama apie Lietuvą, apie Lietuvos reikalus. Knyga buvo apskaičiuota nelietuvių skaitytojui ir jinai anksčiau išėjo vokiškai, angliškai, lenkiškai, netgi rusiškai ir rodos tik truputį vėliau lietuviškai. Ir lietuvių kalba jau buvo versta iš anglų kalbos. Tai mano memuarai, sakyčiau. Memuarai pagal tokį prancūzišką posakį interviu upė. Tai yra ilgas interviu, kuris apima visą gyvenimo tėkmę. Bet tai, kas pasakyta toje knygoje, šioje knygoje aš jau nebekartoju. Ir ši knyga parašyta nebe angliškai, o lietuviškai. Sakysime, anoje knygoje yra skyreliai apie Anną Achmatovą, apie Josifą Brodskį, apie Česlovą Milošą. Žmonės, kuriuos man teko pažinoti. Ir taip jau tokia laimė, taip sakant, ištiko mane, kad aš juos pažinojau. Kartais arčiau, kartais ne taip artimai, bet apie kiekvieną yra ką pasakyti. Šioje knygoje jau tų žmonių neberasite, nes norintieji gali rasti ankstesnėje. O yra žmonės, apie kuriuos anoje knygoje nėra. Sakysime, airių poetas Šaimus Ginis, Nobelio laureatas, arba lenkų poetė Wisława Szymborska. Yra mano pats mėgiamiausias poetas, nors tai dabar lyg ir politiškai nekorektiška sakyti, yra rusų poetas Osipas Mandelštamas, rašęs rusų kalba. Aš jį vertinu aukščiau negu bet kurį kitą 20 amžiaus, o gal ir ne tik 20 amžiaus poetą. Ir pastaruoju metu esu jo nemažai išvertęs, nors tai sunkus darbas ir labai atsakingas. Mandelštamo yra versti lietuvių kalbą daug, bet dažnai tie vertimai šaukiasi Dievo keršto, kaip sakoma. Na ir tikiuosi, kad maniškiai gal ir nesišaukia, bet ką gali žinoti. Dariau, ką galėjau. Bet apie Mandelštamą skyrelio nėra, kadangi aš jo nemačiau. Jis žuvo Vladivostoko konclageryje 38 metais, kai aš gyvenau Klaipėdoje ir man buvo 1 metai amžiaus. Bet yra 2 skyreliai apie jo našlę, nuostabę moterį ir puikią rašytoją, parašiusią nepaprastai įdomus ir vertingus atsiminimus, be jokios vidinės cenzūros. Jinai tuos atsiminimus dar gyva būdama išspausdino vakaruose ir atmosfera buvo tokia, kad jai už tai, taip sakant, kaip sakoma, nieko nebuvo. Tai be to jinai lankėsi Vilniuje. Apie tą apsilankymą yra parašyta. Jinai bendravo su lietuvių politkaliniais, savo amžininkais, su Petru Juodeliu, su Ona Lukauskaite, su Vilniaus kunigais, kadangi buvo krikščionė. Lankė net mišias pas Šventą Petrą ir Povilą. Na ir apie ją gana daug, kadangi ją gana artimai pažinojau. Ir antras toks skyrelis apie Voronežą, miestą, į kurį jie abudu, Mandelštamas ir jo žmona, buvo ištremti ir jam dar pavyko ten parašyti keliasdešimt labai vertingų eilėraščių. Na, bet yra taip pat apie man artimus žmonės, apie kuriuos nedaug kas ir žino, apie kuriuos jau nedaug kas ir pažįsta. Apie mano galbūt patį artimiausią bičiulį Praną Morkų, kuris
neseniai irgi mus paliko. Man jo labai trūksta, nes su juo mes dalijomės ne tik bendrais prisiminimais, bet tiesiog intonacijomis, citatomis ir taip toliau. Su nieko taip lengvai neužmegzdavau pokalbio, bet kuria tema kaip su Pranu Morkumi. Yra taip pat skyrelis romas apie Ramūną Katilių, dar galbūt mažiau žinomą žmogų, fiziką, kuris praleido didelę dalį gyvenimo ne Lietuvoje, bet Rusijos centre. Bet buvo man artimas nuo vidurinės mokyklos laikų ir man visada buvo toks etinis etalonas, etinis pavyzdys. Jau jeigu jis ką pasako, tai reiškia teisingai pasako. Turiu pasakyti, etinis etalonas jis buvo ne man vienam, bet ir pavyzdžiui Josifui Brodskiui. Brodskis, būdamas Vilniuje, kaip tik gyveno Katilių bute, ten dabar jam yra memorialinė lenta. Na, yra dar, aš nenoriu, kaip sakoma, kad būtų tai, kas šių laikų kultūra vadinami spoileriai. Spoileriai tai kada papasakoja ką nors, ko skaitytojas iš anksto neturėtų žinoti, turėtų sužinoti iš pačios knygos. Nu, apie spoilerį yra geras anekdotas, kaip vaikinukas Amerikoje nusipirkęs bilietą, bilietų į kino salę jau nebėra, parduoda jį už brangesnę kainą. Štai bilietas į puikų detektyvą, prašom, ponė, ten $9. Ponas jam duoda $3, čiumpa bilietą ir eina į salę. O berniukas jam šaukia iš paskos. Kirpėjas užmušė. Tai vadinasi spoileris. Yra pavyzdžiui straipsniai apie Cvirką, Petrą Cvirką ir Salomėją Nėrį, kuriuos aš abudu vaikystėje mačiau ir net pažinojau. Nėrį tik vieną kartą, bet aš gerai tą atsimenu, buvau turbūt 8 metų, Cvirka kiek dažniau ir daugiau, bet kada jis mirė, man irgi buvo dar tik 10 metų, net mažiau, 9. Bet tam yra dalykų, kurie apie juos niek toli gražu ne kiekvienam žinomi ir jums gali būti įdomus, bet nesakysiu kokių, nes tai būtų spoileris. Ir apie Cvirką, ir apie Nėrį. Mane tiesa labai nustebino, kad kada čia vyko ta ir tebevyksta desovietizacijos kampanija, Cvirka kažkodėl beveik nesusilaukė gynėjų. Nėris susilaukė labai daugelio. Iš dalies dėl to, kad, taip kalbant drastiškai, jie visada turėjo ir turi davatkų. Nebūtinai moteriškos giminės, yra ir vyrų davatkų. Taip pat davatkų turi ir skulptorius Vildžiūnas, kurio paminklas rodos tebestovi, bet kurį lyg ir nori nugriauti. Cvirkos niekas neužstojo, nelabai žinau kodėl, nes Nėris nusižengė galbūt ir daugiau negu Cvirka. Cvirka kažkodėl buvo labai madinga, kai vyko ta desovietizacijos kampanija, labai madinga specialiai juodinti. Kad jis įdavė, kad jis skundė, kad jis maždaug saugumietis, ar bent artimiausias saugumiečių draugas. Apie Nėrį to niekas nesakė, apie Nėrį to ir negalima pasakyti, bet ir apie Cvirką negalime. Na, tuos dalykus aš stengiuosi dėstyti, stengiuosi išaiškinti savo pažiūrą. Jau be jokių spoilerių pasakysiu tą savo pažiūrą. Pirmasis kaltinimas Cvirkai ir Nėriai, jie parvežė į Lietuvą Stalino saulę. Ką jie iš tikrųjų padarė? Liaudės Seimas, marionetinis Liaudės Seimas nubalsavo vienbalsiai už Lietuvos įsijungimą į Sovietų sąjungą. O jie buvo nusiųsti į Maskvą to Seimo sprendimo pristatyti. Ir tai viskas.
Kitaip sakant, jeigu jie nebūtų jo ten pristatę, tai Lietuvoje nebūtų sovietų valdžios. Jau ji buvo porą mėnesių jau jinai darė Lietuvoje ką panorėjusi ir tas jo apsilankymas Maskvoje, lygiai kaip ir Seimo balsavimas, buvo absoliučiai dekoratyvinis aktas, nesimpatiškas, labai gadinantis tų žmonių reputaciją, bet dekoratyvinis. Lietuvos likimas nuo tikrai nepriklausė. Tai viena. Antra, jie tautos ir valstybės išdavikai. Jie, taip sakant, parsidavė neaišku už ką, ar iš baimės, ar už pinigus, ar už privilegijas ir taip toliau. Nieko panašaus, dėja nieko panašaus. Ne taip viskas paprasta. Jie ypatingai Nėris, bet ir Cvirka buvo tuometiniai kairieji entuziastai. Mes sakome, kad, ir teisingai sakome, kad garbinga mirti už trispalvę, garbinga mirti už nepriklausomybę. Tais laikais daugeliui atrodė, kad tiek pat garbinga, o gal ir labiau garbinga mirti už vargdienių reikalą, už socialinius postumius, kuriais yra seniai pribrendę, tai tikrai buvo pribrendę, tik ne taip įvykdyti, kaip reikėjo. Jiems tai atrodė lygiai taip pat garbinga. Jie buvo ne išdavikai, bet savo pačių požiūrių entuziastai. Labai klydo, dėja tai buvo suklydimas, kokį tada patyrė ir Česlovas Milošas, ir Džordžas Orvelas, ir Albertas Kamiu. Jiems, taip sakant, neteko tik tai balsuoti ir važiuoti į Maskvą su ištikimybės paliudijimu. Jiems neteko, bet galėjo taip susiklausyti, kad ir jiems būtų tekę. Bet tie trys žmonės perkrato paskui savo klaidą ir nuo jos, kaip sakoma, atsižagnojo. Nei Cvirkai, nei Nėriai to padaryti nepavyko, jie mirė kitomis aplinkybėmis. Bet vėlgi, tarp kitko, toks ištikimybė vargdienių reikalui, ištikimybė revoliuciniai romantikai, veda į didžiules klaidas ir pasibaisėtinus įvykius. Bet ištikimybė valstybė ir tautai kai kada taip pat gali vesti į klaidas ir pasibaisėtinus įvykius. Ir Lietuvos istorijoje to yra buvę. Vienintelis dalykas, kurį čia galiu patarti, yra visada pasikliaukite savo protu. Nepasiduokite propagandai. Nei vienokiai oficialiai propagandai, nei kitokiai oficialiai propagandai. Nors galbūt viena iš jų kiek arčiau tiesos, kita labai toli tiesos. Yra dar tokių dar yra skyrelių, sakysim, raidė Č apie Čiurlionį. Kitos svarbios raidės čia, taip sakant, lietuvių kultūros istorijoje galbūt ir nerasi. Aš labai stengiuosi rašyti informatyviai ir nebanaliai, kiek mano jėgos leidžia. Apie Čiurlionį dėja jis dabar yra visiškai uždengtas tokiu šydu iškilmingų žodžių. Dieviška kibirkštis, dvasinis milžinas, lietuvių tautos giliausių pasąmonės sluoksnių reiškėjas ir taip toliau. Aš tuos Čiurlionio mitus truputį stengiuosi dekonstruoti. Kas nupirks knygą ją skaitys, tas pamatys šitas dekonstrukcijas. Galiu pasakyti, jau nespoilerį, bet tokį dalyką, kuris galbūt jums bus įdomus. Knygoje to nėra, bet pasakysiu, Čiurlionis leido savo kritikuoti tautišką giesmę, Lietuvos dabartinį himną ir amžiną himną. Būdamas profesionalus muzikas, jis pastebėjo, ir tai buvo jo laikais spausdinta Čiurlionienės knygoje Lietuvoje, kur yra lietuvių kultūros ir visuomenės tokia išsami ir įdomi kritika, dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Ten yra Čiurlionio straipsnis apie muziką, taip pat ir apie tautiškos giesmės muziką.
Jisai sako juodą ant balto, kad ta muzika, melodija nusirašyta iš Preobražensko pulko maršo. Družno, bratci, piesnių etų. Lietuva, tėvynė mūsų. Aš, negėdosiu, bet Čiurlionis tai rašo. Nu, čia šiais laikais būtų turbūt pasakyta, kad čia švenčiausio tautinio simbolio niekinimas. Iš karto pasakysiu, čia ne aš niekinu, čia niekina Čiurlionis. Ir antra, tada dar tai nebuvo švenčiausias tautinis simbolis, o buvo šiaip sau giesmė, kurią dainavo, giedojo lietuviškose pobūviuose. Na, vat, sakau, knygoje to nėra, bet yra kitų, nemažiau aštrių ir nemažiau savotiškų, nemažiau netikėtų detalių. Pone Toma, galiu dabar įsiterpti, nes jau atrodo, kad aš kažkaip čia visai be reikalo šitos knygas sėdžiu, man atrodo, pasakojimas ir taip yra gana įdomus. Aš apie Čiurlionį įsiterpsiu. Aš suprantu, kad jūs kvestionuojate tą pietetą. Kaip tik tai buvo Čiurlionio metinės ir be abejo buvo daug renginių, buvo daug įvairių įvykių su visais superlatyvais. Bet vat įdomu, ką jūs norite pasakyti, šiek tiek nuleisdamas tą Čiurlionį ir sakydamas, pavyzdžiui, kad tai yra unikalus ir marginalus menininkas, nors turintis diletantizmo atspaudą. Arba kvestionuojate Čiurlionio santykį su teosofija ir sakote, tai riboja menininko galimybės. Ar aš teisingai suprantu, kad jūs norite rasti jam tokią deramą vietą, bet be kažkokio ypatingo pamaldumo? Man rodos, kad pamaldumas jokiam menininkui, ar tai būtų Čiurlionis, ar Karavadžo, ar tai būtų Rembrantas, ar Michelangelo, pamaldumas niekada nepadeda, tik tai kenkia. Bet ar yra toks pamaldumas, pavyzdžiui, pastebit šiandien? Be abejo yra, aš jau apie tai kalbėjau, kad apie Čiurlionį negalima, jau pasidarė, negalima kitaip kalbėti, kaip su žodžiais dvasios milžinas ar kažkas panašaus. Žodžiais, kurie nieko nepasako, žodžiais, kurie tušti. Aš bandau Čiurlionį įterpti į jo epochą. Toje epochoje jis yra labai savotiškas ir tuo ir įdomus, jis yra marginalus. Jeigu pažvelgsime į to meto tapybos pagrindinę magistralinę plėtotės kryptį, kuri eina per impresionistus, per Cezaną, per Braką, per kubistus, lygiai abstrakcionizmo. Su tuo Čiurlionis nieko bendro neturi. Jis visiškai nepanašus į Cezaną, jis visiškai nepanašus į Braką, jis nepanašus į Picasso, nepanašus. Tai ne ta kryptis. Jis prieina prie abstrakcionizmo iš kitos krypties, iš kitokių dalykų. Taip pat dėl teosofijos pasakysiu. Ir tai žymiai įdomiau apie jį šiuo atžvilgiu panagrinėti, nes tai bent jau nebanalu, kada jį bandai pastatyti greta kitų to meto tapytojų, jo specifika labiau išryškėja, negu kalbant apie tai, kad jis buvo dvasinis milžinas. Nu, visi jie buvo dvasiniai milžinai. Visi jie buvo dvasiniai milžinai, Čiurlionis jų tarpe. Bet mes, matot, labai jį mėgstame, o antra vertus nelabai mokame, ką nors apie jį pasakyti, kadangi tik rimtas profesionalas tą gali padaryti. Taigi, tai vienas dalykas. Ir palyginus su, sakysim, kokiu Cezanu, Čiurlionis buvo, žinoma, turėjo diletantizmo atspaudą, kurį pastebėjo jo meto kritikai. Tai irgi būtų galima pacituoti ir aš netgi cituoju. Bet jam tai nekenkia. Ir pasakyčiau, kad mano straipsnis apie Čiurlionį netgi baigėsi tokia eulogija Čiurlioniui, pagiriamųjų žodžių Čiurlioniui. Aš pažįstu nemažai žmonių, kurie apie meną nusimano, bet Čiurlionio nemėgsta. Aš galbūt mažiau apie meną nusimanau negu jie, bet aš Čiurlionį mėgstu. Ir bandau tą mintį išreikšti, bet taip, kad ji būtų išreikšta informatyviai ir nebanaliai. Dabar aš dar, jeigu galima, sugrįšiu truputėlį į ankstesnį laikotarpį, apie kurį jūs kalbėjote, tai būtent sovietmečio pradžia, Cvirka, Salomėja Nėris. Na, jūs turbūt puikiai jaučiate, kad šiandien Lietuvoje sovietmetis yra turbūt daugiausia aštrių diskusijų sulaukiantis laikotarpis.
mes jį visaip kvestionuojame ir labai dažnai yra juoda, balta, toks bipoliškumas visuomenėje atsiradęs. O jūs tarsi einate į tokią pilkąją zoną ir vienoje vietoje jūs net rašote, dauguma linksta į primityvius sprendimus, neįžiūri atšešėlių. Ar aš teisingai supratau, kad, pone Tomai, jūs norite tokį mąstymo naratyvą įvesti ir ištrinti tą juodą baltą, arba tiksliau sakant, nepolarizuoti šitaip visuomenės, bet ar galvojate, pavyzdžiui, ar nors kiek galvojate, kokių reakcijų sulauks, pavyzdžiui, jūsų tie skyriai? Matote, kad jie sulauks neigiamų reakcijų, tai labai gerai. Jeigu žmogus rašo ir kažką sunervina, tai reiškia, jis rašė norėdamas sunervinti. Dabar vadinasi dėl juodo ir balto. Yra absoliučiai juodų dalykų sovietmetyje. Vėlgi pasakysiu, pas mus labai mėgstama, labai net reikalaujama visiškai sulyginti sovietmetį ir nacistinę okupaciją su viena išlyga. Nacistinė okupacija vis dėlto ne absoliutus blogis, o sovietmetis absoliutus. Tai štai visas pasaulis galvoja kaip tik atvirkščiai. Nacistinis blogis absoliutus, o sovietinis gal ir netoks absoliutus. Aš manau, kad jie abudu pakankamai absoliutus, bet neduok Dieve laikyti nacizmą reliatyviu blogiu. Tai nėra reliatyvus blogis, tai yra absoliutus blogis. Sovietmečio šaudimai, sovietmečio trėmimai, ypač kada žmonės dėl to žūdavo, yra absoliučiai juodi dalykai. Bet yra ir netokių juodų dalykų. Ir be to sovietmetis, ką mes dažnai dabar užmirštame, neatkreipime į tai dėmesio, perėjo keletą etapų. Dažnai labai skirtingų. Sakysime, carinė okupacija, Nikolajaus I katastrofiškas valdymas ir Nikolajaus II, kada jau buvo leista lietuvių spauda, kada plėtojosi lietuvių nepriklausomybės sąjūdis ir kada Lietuva galų gale pasiekė tos nepriklausomybės ir tam nebuvo labai kliudoma. Yra didžiulis skirtumas tarp tų dviejų periodų, nors abu tie periodai carinė okupacija ir kaip po tokia nepriimtini. Tas pats ir su sovietmečiu. Stalino laikotarpis viena, Chruščiovo kita, Brežnevo trečia, o Gorbačiovo ketvirta. Tai labai skirtingi dalykai. Ir štai į tą diachroninį momentą, į tą laike besiplėtojantį skirtingumą reikia mokėti atkreipti dėmesį. Bet aš dar tokią vieną citatą turiu iš jūsų knygos, kur jūs rašote skyriuje apie Bronį Railą. Kaip jis mėtėsi iš kairės į dešinę ir vėl atgal. Ir jūs sakote, kai žmogus mėtosi tarp ideologijų, nepridera šnekėti apie pasimetimą sudėtingoje eroje. Negalima kalbėti apie baimę. Buvo galima ir kitaip. Tai gana aiški nuomonė. Aš noriu jūsų paklausti, pone Tomai, jūs apie tai knygoje gal aiškiai nerašote, bet visgi dabar, kai mes diskutuojame, o kaipgi mes turim šiandien vertinti būtent Salomėjos Nėries kūrybą ir asmenybę, Petro Cvirkos. Na gerai, Petro Cvirkos jau nukeltas paminklas, vėlgi kūryba, jūs pats rašote, yra tikrai puikiai, ypač vaikams, ar ne, Meisteris ir sūnus. Kaip jūs siūlytumėt šiandien žiūrėti būtent į šitą dilemą? Labai aiškiai skiriant jų politinės klaidas, aš nesakyčiau nusikaltimus. Nusikalto Gudaitis Guzevičius, kuris buvo saugumo ministras. Nusikalto turbūt Sniečkus. Neturbūt, o tikrai nusikalto. Bet, sakysime, Nėris ne. Jinai nekalta dėl trėmimų, jinai nekalta dėl sušaudymų. Kad tai, kad ji nuvažiavo į Maskvą ir ten padeklamavo savo poemą, nepakeitė nei vieno tremtinio, nei vieno sušaudytojo likimo. Nepridėjo tremtinių ir sušaudytųjų. Tai, kaip sakiau, buvo dekoratyvinis aktas. Tai štai skirti jų klaidas, ne nusikaltimus, o klaidas, skirti nuo jų kūrybos. Klaidų yra ir kūryboje. Vargu ar kas dabar žavėsis Salomėjos Nėries poema apie Staliną, ar Cvirkos
apsakymo Gruzijos širdis, vargu ar kas žavėsis. Bet tarp kitko labai naudinga juos perskaityti, kad suprastum, kaip žmogus gali suklysti, kaip jo akis gali aptemti. Ne dėl savanaudiškų, dažnai ne dėl savanaudiškų sumetimų, nors būdavo ir to, bet dėl, taip sakant, kartais netgi dėl labai gerbtinų norų, kaip jau sakiau, pagerinti vargdienių padėtį. Štai Nėris rašo, štai gėlės gražus kvepia tik 20 su. Gyvena, štai šala pirštai ir akise tamsu, gyvenime aš mirštu dėl 20 su. Tai štai, kad toji mergaitė nešaltų ir nemirtų, čia lygiai ta pati istorija kaip Anderseno mergaitė su degtukais. Jinai įtikėjo į komunizmo skelbiamą išsivadavimą iš tų bėdų. Suklydo įtikėdama, kadangi komunizmas nuo tų bėdų nevadavo ir netgi neturėjo tokios intencijos. Pradžioj gal net ir turėjo, po to jau nebeturėjo. Bet, reiškia, jinai suklydo, bet intencija tai buvo žmogiška. Tai irgi reikia suprasti. Na, aš dabar siūlau pereiti truputį tolyn, nes labai noriu, kad mes spėtumėm pakalbėti apie dar vieną sluoksnį, kuris yra šitoj knygoj. Tai yra Rusijos disidentai, su kuriais jūs daug bendravote ir daug rašote apie tai šitoje knygoje. Ir štai, kai jūs išvažiuojate ir studijuoti į Maskvą, po to jau emigracijoje, taip pat tie ryšiai nenutrūkę, jūs vienoj vietoje sakote, kad šitie žmonės, tie uždari rateliai man davė žymiai daugiau negu visi universitetai. Sakykit, ką jūs išsinešėt iš tų žmonių? Kas buvo jums ypatingai svarbu iš šitų bendravimų, kurie iš esmės paliko pėdsaką visam gyvenimui? Nu, matote, vis dėlto, ar tai mums patinka ar ne, Lietuva tais laikais buvo provincija ir be to, dėl to, kad Lietuva smarkiai nukentėjo Stalino laikais, joje buvo labai stipri baimė. Labai stipri. Mano charakteriui, mano būdui, mano sąmoniai per stipri. Maskva, kur aš patekau, aš ten nestudijavau, aš ten išvažiavau jau po studijų, jau turėdamas diplomą. Dažnai kalbama, kai Venclovai pasidarė nebejauku Vilniuje, tėvas jį nusiuntė studijuoti į Maskvą. Nieko panašaus. Dievas manęs niekur nesiuntė, priešingai jis buvo netgi faktiškai priešiškas tam, kad aš studijuočiau Maskvoje. Jis mane privertė studijuoti lituanistiką ir Vilniuje. Iš pradžių aš buvau net truputį nepatenkintas, bet paskui supratau, kad tai ne pro šalį, kad tai buvo iš esmės teisingas sprendimas. Bet po studijų išvykau į Maskvą, ten tiesiog gyvenau. Duoną pelnydavausi vertimais. Iš tų vertimų galėjau pragyventi. Maskvoje nuolatinį prisiregistravimą būdavo galima gauti per vedybas ir aš gavau per vedybas. Bet tai buvo neefektyvios vedybos, o vedybos iš meilės. Nu, jos pasibaigė skyrybomis, bet tai nebuvo mano iniciatyva. Priešingai, man tos skyrybos buvo labai sunkios, bet man tai padėjo patekti į Maskvos uždarosius ratelius. Jie nebuvo tokie labai uždari. Jie buvo daug drąsesni negu Lietuvoje. Ir jų tarpe buvo, sakysime, aš plačiai rašau, yra skyrius, kurį rekomenduoju perskaityti, Začatjevskiai. Začatjevskiai išvertus iš rusų kalbos yra prasidėjimo skersgatvis. Yra Maskvos senamiestyje toksai skersgatvis, dabar ten jau stovi multimilijonierių namai, o tada tai buvo labai vargingas rajonas. Ir tenai rinkdavosi žmonės pas tokį Grigorijų Pomerancą. Nepaprastai įdomų žmogų. Grigorijus Pomerancas gimė tarp kitko Vilniuje, todėl jis yra mano knygoje Vilniaus vardai. Gimė mėnuo po to, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Ir kada Lenkai Vilnių užėmė, vėlgi nemėgstu sakyti užgrobė, sakau užėmė,
kad nebūtų to, taip sakant, specialiai kurstamas konfliktas, užėmė be abejo neteisėtai, čia kitas klausimas, bet nesakysiu užgrobė, pagrobė, pavergė ir taip toliau, ne, to nesakysiu. Sakau, užėmė. Po to, kai Lenkai užėmė Vilnių, Pomerancų šeima persikėlė į Maskvą, po to jis kariavo, rytprūsiuose prisižiūrėjo visokių baisenybių, apie tai parašė labai įdomią knygą, po to pateko kaip antisovietinis elementas į konclagerį, praleido ten laiką lygi Stalino mirties ir net rodos porą metų po Stalino mirties. Ir išėjęs, jis sakė, kad konclageris jam buvo nepaprastai svarbi patirtis. Konclageris jam buvo universitetas, kadangi per darbo pertraukas ten buvo daugybė profesorių įvairių specialybių ir jie turėdavo tokius pasivaikščiodami, tokius neviešus seminarus. Jis tada išmoko irgi, sako, daugiau negu aukštojoje mokykloje. O grįžęs į Maskvą, gyvendamas labai vargingai, jis neturėjo ko prarasti, jis nieko nebijojo dėl to. Jis savo bute 9 kvadratinių metrų pločio sukūrė tokią, vadinasi, tokį neoficialų filosofijos ir literatūros ir meno seminarą. Į tos 9 kvadratinius metrus susirinkdavo žmonių, pasakysiu gal juokais, ne ką mažiau negu į šitą salę. Ir visi ginčydavosi, be baimės ginčydavosi, atvirai ginčydavosi apie sovietų sistemą, apie jos likimą, apie ateitį ir taip toliau. Apie Hegelį, apie budizmą, apie Šventą Tomą Akvinietį, apie ką tik nori. Temoms ribų niekas neturėjo. Dažnai sakoma, o taip, bet tai buvo rusų disidentai, o rusų disidentas visada imperialistas. Tai vat iš tų 100 žmonių, kuriuos aš tame bute mačiau, nebuvo nei vieno rusų imperialisto. Visi sakė, jūs lietuvis, o taip, žinoma, Baltijos valstybės turi atsiskirti, bet to ir mes niekada nebūsime laisvi. Visi tą sakė. Vėlgi, labai mėgstamas ir sovietų valdžios specialiai siūlomas paaiškinimas. O taip, jie visi buvo žydai ir norėjo išvažiuoti į Izraelį. Nieko panašaus. Pomerancas buvo žydas, iš žmonių, kurie lankė jo seminarą, buvo žydų, bet toli gražu netgi nedauguma. Ir nei vienas iš jų, kiek žinau, neišvažiavo į Izraelį. Taip pat ir pats Pomerancas liko ir mirė Maskvoje. Ir jiems rūpėjo žydų tautiniai klausimai ar religiniai lygiai tiek pat, kiek Hegelis, lygiai tiek pat, kiek rusų arba lietuvių tautinis klausimas. Ta prasme, jokio, taip sakant, jokio čia nebuvo nukreipimo į žydų sąjūdžio pusę. Tai buvo tiesiog inteligentų sąjūdis. O kad žydų kiek daugiau inteligentų procentas negu, sakysime, mūsų, tai istoriškai paaiškinama. Vien dėl to, sakysime, kad jiems nebūdavo leidžiama caro laikais dirbti žemę. O lietuviai galėjo ir labai stengiasi tą žemę dirbti. Negalėdami dirbti žemės, jie spėdėsi miestuose ir bandė mokytis. Irgi buvo daromos kliūtys, bet daug ko išmoko. Ir todėl tradiciškai, istoriškai, inteligentijos sluoksnis žydų tarpe yra didelis ir mane tas labai viliojo. Neslėpsiu, kad mane tas labai viliojo. Vėlgi pasakysiu, kad jūs galbūt prajuokinčiau, yra toks rusų disidentas buvo, jau nebėra jo gyvo, Bukovskis. Rusas, tarp kitko, ne žydas, kuris sykį pajuokavo. Pasakė, lietuvių tauta kankinosi gimdymo kančiose 2000 metų ir pagaliau pagimdė pirmąjį žydą iš savo pačios gelmių. Tai Tomas Venclova. Neturiu nei lašo žydiško kraujo, nei lašo. Vėlgi, apie tai būdavo visokių internete skelbiama žinių, bet čia esu kaip
Pablo Picasso. Matote, Himlerio vadyba, kada Prancūzija buvo okupuota vokiečių, nusiuntė Picasso laišką. Mus pasiekė informacija, kad jūs esate žydų kilmės. Atsiųskite savo dokumentus ir pasistengkite įrodyti, kad taip nėra. Picasso atsiuntė ir parašė. Gerbėmieji, iš šių dokumentų matyti, kad aš neturiu nė lašo žydiško kraujo, bet labai to gailiuosi. Tai aš galiu pasakyti lygiai tą patį, ką pasakė Picasso. Tai vadinasi, tas Pomeranco ratelis, arba, sakysime, irgi su juo susijusi moteris Nataša Gorbanevskaja, nuostabi poetė ir nuostabus žmogus, kuri viena iš nedaugelio jų buvo 7 asmenys, demonstravo Raudonojoje aikštėje, kada sovietai įsiveržė į Čekoslovakiją. Demonstravo, dėl to jie visi pateko į kalėjimus, jinai pateko į psichiatrinę, nors buvo visai sveika. Po to buvo paleista, buvo didelis triukšmas pasaulyje, ją rado reikalo paleisti ir išstumti emigraciją. Jie emigravo, jie mirė Paryžiuje. Aš ją gerai pažinojau ir Vilniuje, ir Maskvoje, ir Paryžiuje. Ir labai tuo didžiuojuosi. Tie žmonės tikrai man darė didžiulės įtakos ir kada apie rusų disidentus atsiliepiama su niekinamo atspalviu, man tai labai svetima, man tai labai nepriimtina, aš to žmonės pažinojau ir žinau tvirtai, kad niekinimo jie tikrai nenusipelnė. Man atrodo, mes čia visų temų tikrai nespėsim aptarti, nes noriu bent 10 minučių palikti linksmąjai daliai apie vyną, pinigus ir moteris, bet tik tai ką noriu pasakyti, kad visada stebiuosi jūsų atmintim. Aš tiesiog iš smalsumo dabar klausiu, kadangi šitoje knygoje yra daugybė epizodų, dialogų, žmonių, tiksli vietų topografija. Aš, pavyzdžiui, niekaip nežinau, jūs juk nerašėt vaikystėje dienoraščio, bet prisimenat, kad per Nemuną keldavo berniukas, kurio vardas būdavo Vytautas Petkevičius ir kas aukštoje Fredoj augo už močiutės tvoros. Tai žodžiu, pone Tomai, ar jūs kokią mnemotechniką naudojat, ar jūs turit fenomenalią atmintį? Ne, aš tiesiog toks buvau gimęs, turėjau fotografišką atmintį. Dėl to, tarp kitko, mokykloje gavau medalį, kadangi aš pažvelgęs į vadovėlio puslapį atsimindavau kiekvieną žodį. Ir taip man likdavo ilgam laikui. Dabar jau ne. Paskui be to, matot, čia dar yra toje knygoje irgi, pasakysiu, nors tai jau nespoilerė, bet šiokia tokia reklama knygai. Knygoje yra tokių straipsnių, kaip sakysime, vynas ir kiti svaigalai, kur kalbu apie savo ir ne tik savo patirtį su svaigalais. Buvau 14 metų buvau ant alkoholizmo ribos, bet jos turbūt neperžengiau. Kadangi šiuo metu nesu alkoholikas, o sakoma, kad buvusių alkoholikų nebūna. Jeigu jau esi, tai esi. Taip pat yra skylelis šis tas apie brendimą ir meilę, kur labai atvirai, ne kraštutinai atvirai, kiek dabar dažnai priimta, bet pakankamai atvirai kalbam apie mano ankstyvuosius įsimylėjimus. Buvo ir Vilniuje tų įsimylėjimų, buvo vienas man svarbiausias tais laikais ir Maskvoje. Dėl to aš Maskvoje ir pasilikau. Man norėjosi pasilikti Maskvoje, bet taip laimingai susidėjo, kad ten radau ir mylimą moterį. Apie tai rašau irgi. Ten yra kalbama apie tai, ką mano bendraamžiai žinojo apie seksą. Nieko labai gero nežinojo. Žinojo nuotrupas, taip sakant, nuotrupas, kurios teikia labai šiurkštų ir apytikrį tų dalykų vaizdą. Ir tai neigiamai veikia psichiką. Apie tai aš irgi kalbu. Bet aš atsiprašau, jums vienas KGB agentas pasakė, Venclova abejingas materialiniam komfortui, bet labai neabejingas moterims. O jūs rašote tik apie vaikystės, jaunystės, tokias brendimo meilės, pirmąją žmoną ir čia sustoja. Tai dabar, aš manau, publika labai tikisi iš tos skyriaus labai daug įvairių meilės nuotykių. Tai turbūt reikėtų iš karto santūriau pažvelgti. Matote,
po pirmosios žmonos, po skyrybų aš truputį pasiutau. Jeigu jau šitaip, tai aš, taip sakant, pasileisiu į plačias lankas šioje srityje. Ir taip jau buvo. Tai buvo mažiausiai keletą, o gal ir 14 metų. Po to susitikau antrą savo gyvenimo moterį, labai svarbią, kuri sėdi šitoje salėje. Ir tada jau iš tų lankų pasišalinau. Bet čia jau po tos pirmosios, tikrosios seksualinės, tarp kitko, fizinės meilės, aš jau kitų meilių nebeprašinėjau. Šitą dar šiek tiek aprašinėjau. Na, Saugumietis, aš įtariu, kad aš žinau, kas tai toks. Saugumietis parašė teisybę. Vėlgi sakoma, Venclavukas išaugo labai komfortiškose aplinkybėse. Net yra toks posakis, vardas mažoras. Aš netgi nežinojau to žodžio, bet tai toks, kuris yra labai įtakingų tėvų sūnus arba dukra ir jam leidžiama viskas. Man niekas nebuvo leidžiama, vėlgi rašo, vakarai jam buvo visada atviri, nieko panašaus, niekas manęs į vakarus niekada neleido, kol aš nemigravau. Vienintelė šalis, kurio lankiausi, buvo Lenkija ir tai su dideliu vargu. O apie Lenkiją buvo posakis višta ne paukštis, Lenkija ne užsienis. Na, vadinasi, joks mažoras aš nebuvau. Vaikystėje taip, buvo patogesnis sąlygos negu daugumai mano bendraamžių. Tikrai buvo taip, aš dėl to nekaltas. Žmogus nepasirinkė šeimos, kurioje gimsti. Ir ta šeima man ne tik patogumų sutikė, bet, sakysime, nacių laikais ir didelių nepatogumų. Dabar reiškia, bet žmogus nepasirinkė. Bet būdamas 18, 19, 20 metų, aš pradėjau tų patogumų labai bodėtis ir tiesiog verštis į nekokias sąlygas. Maskvoje gyvenau komunaliniam bute, irgi ne 9, bet tiesa 13 kvadratinių metrų, bet ten gyveno 3 asmenys. Aš pats, mano žmona ir uošvė. Ir nieko gyvenome. Gyvenome ir aš nesiskundžiau. Dabar priimtas skųstis. O sovietų valdžios metais mes buvom įgrūsti į komunalinius butus, nukankinti ir taip toliau, ir taip toliau. Man tai nebuvo jokia ypatinga kankinė, buvo savotiškai įdomu. Ir tas yra teisybė. O kad moterimis domėjusi, vėlgi dažnai sakoma, ginkime tradicinę šeimą. Tai man rodos, kad tradicinė šeima, aš apie tai rašau, vėlgi spoileris, apie tai rašau, tradiciniai šeimai kiltų pavojus tik tada, jeigu kiekvienam būtų įsakyta vesti tos pačios lyties žmogų. Tada aš pirmasis protestuočiau. Bet to tikrai nebus. Net pačioj liberaliausioj, net pačioj labiausiai supuvusioj, kaip sakoma, vakarų visuomeniai. To nebus ir nėra. Tradiciniai šeimai joks pavojus nekyla. Jeigu nori sudaryti tradicinę šeimą, niekas tau nekliudo. Ir 9% žmonių ją sudarys. O kad 10 nori kitaip, tai jų reikalas. Aš nenoriu. Toks esu gimęs. Galėjau gimti kitoks. Dėl to užjaučiu tuos, kurie dėl to patiria šiuo metu mūsų visuomenėje nepatogumų. Ir jeigu reikės, palaikysiu juos. Aš dar apie vyną norėčiau sugrįžti. Jūs daug kur rašote, kad kai vykdavo diskusijos, jūs ant stalo pasistatydavot ką nors stipresnio. Ir diskusijos būdavo labai geros. Kaip jūs manot, ponia Venclova, dabar dažnai jaunimas geria mačą arba kokį nors energetinį gėrimą, ar suprastėjo dėl to diskusijos? Aš neatsimenu, ar aš kur nors sakau, kad diskutuodamas pasistatydavom ant stalo stipresnį gėrimą, ne, turbūt ne visada. Bet šiaip aš turiu pasakyti, dabar geria Lietuvoje, kiek suprantu, labiau civilizuotai negu mano jaunystės laikais. Mažiau degtinės, daugiau gerų vynų arba šiaip kartais net ir be alkoholinių gėrimų ir tai labai gerai. Tiesa, labai plempa alų. O aš alaus kažkaip nepamėgau, apie tai kalbu. Galiu išgerti, jeigu reikia, bet specialiai niekada neužsisakysiu alaus, užsisakysiu vyno.
Taip pat nepamėgau rūkymo, nes iki šiol nesuprantu, ką gero žmogus patiria rūkydamas. Nu gal dėl to, kad niekad neišmokau įtraukti tų dūmų į plaučius. Nu ir ačiū Dievui, kadangi jeigu būčiau rūkęs, nebūčiau išsaugojęs širdies, kurią šiek tiek dar išsaugojau, kaip matote. Esu 88 metų, jau greit 89, bet kaip matote, dar galiu susikalbėti ir už širdies nesigraiba. Lygiai tas pats su narkotikais. Amerikoje man siūlė, tarp kitko moteris siūlė marihuaną. Tai vat parūkyk ir iš karto pajusi visai kitą nuotaiką. Rūkiau tą marihuaną porą kartų, nu jokio įspūdžio, tarsi ir nerūkęs, jokio sąmonės pakitėjimo. Žodžiu sakant, yra dalykų, kurių tiesiog nesuprantu. Rūkymas, marihuana ir alus prie jų priklauso. Dar viena citata iš jūsų knygos, labai ją įsidėmėjau, nes jūs pasakojate tokį epizodą, kai nuvykstate į Maskvą su tam tikrais tekstais, raštais ir jaučiate, kad jūs gali kažkas persekioti, sekti ir į tokią spintelę bene stotyje užrakinate savo lagaminą, o kišenėje su dokumentais nueinate ten, kur jums reikia. Ir grįžęs jūs niekaip neįvedate to kodo, kurį buvot sukūręs. Ir tada jūs rašote taip, visur regiu persekiojančius saugumiečius, net įtariu, kad mintis kyla dėl didybės manijos. Tai noriu paklausti, ar tikrai ją turit, ar čia taip pajokavot? Ką, didybės manija? Nu, čia ne man spręsti. Daug kas sako, kad turiu. Kai kurie mane geriau pažįstantys sako, kad ne. Na, bet matote, šitas vienas mano bičiulis disidentas, maskvietis man pasakė, jeigu, sako, tau visada staiga pasirodys, kad tave visur sekioja juodas automobilis. Ar apsisuki ir matai, eina du su tokiais odiniais švarkais ir auksiniais dantim. Tai sako, greičiausiai tai yra didybės manija, kadangi saugumas ir be tavęs turi daug kitų reikalų. Ir tu visai nesi toks didelis, kad specialiai dėl tavęs siuntinėtų juodą Volgą, kuri paskui tave važinėtų. Aš daug mačiau lietuvių, kurie kalbėjo apie tą juodą Volgą. Nu, taip, žinoma, iš užpakalio važiuoju juodą Volgą. Manau, kad labai daugeliu atveju tai kilo kaip tik dėl didybės manijos. Štai koks aš svarbus. Na, aš niekada tos juodos Volgos nemačiau. Ir, nu, gal dėl to, kad nesu pakankamai pastabus, gal net kartais ir būdavo, bet manau, kad nebūdavo. Netoks aš svarbus, kad specialiai mane sekė. Buvo tada Sovietijoje, buvo taip pat ir Lietuvoje už mane svarbesnių saugumo taikinių. O jeigu dabar šitą knygą mes taip teleportuotumėm į kokius 70-uosius metus ir patektų rankraštis, pavyzdžiui, į KGB rankas, ar būtų skyrių, dėl kurių kiltų pavojus arba dėl kurių jums skaudėtų galva šiandien? Manau, kad taip. Aš bent jau turėčiau labai didelių nemalonumų. Nežinau, ar patekčiau į kalėjimą, galbūt ir ne. Visko būdavo, kartais konfiskuodavo kokius rankraščius ir žmogus į kalėjimą ir nepatekdavo, bet dažniau patekdavo. Na, be abejo, tos knygos viešai skelbti prieš 5 metų aš tikrai nebūčiau galėjęs. Bet ką nors panašaus parašyti rankraščio pavidalu ir duoti draugams galbūt ir būčiau galėjęs. Nu tiek, kad per 5 metų galbūt išmokau geriau rašyti. Na, mūsų laikas jau beveik visai baigėsi. Aš prašysiu, kad jūs savo klausimus netrukus pateiktumėte ir prinešiu mikrofoną. Bet, gerbiamas Tomai, aš taip skaitydama jūsų knygą supratau, kad be abejo kils nemažai diskusijų dėl įvairių skyrių, dėl skyriaus apie Justiną Marcinkevičių, dėl požiūrio į sovietmetį ir taip toliau. Bet man pasirodė, kad jūsų pozicija arba ašis šitos knygos tai yra va ta Liuterio frazė, Liuterio citata, kurią jūs rašote ir knygoje, ich stehe hier, ich kann nicht anders,
aš stoviu čia, aš negaliu kitaip. Tai yra tiesiog jūsų pozicija, jūsų mąstymas ir jausena. Nu, matote, tai yra principingo žmogaus pozicija, o aš nežinau, ar esu pakankamai principingas, bet norėčiau toks būti. Yra dar kitas Liuterio posakis, kurio aš necituoju, bet kuris man labai patinka. Kai jo paklausė, ką jūs darytumėt, jeigu žinotumėt, kad rytoj vyks pasaulio pabaiga, jis pasakė, sodinčiau obelis. Teisingai. Ta patį galim pasakyti ir šiandien. Šiandien mes net nelabai žinome, galbūt ryt po ryt pradės skraidyti Putino dronai ir dronas galbūt neduok Dieve pataikys kaip Kijeve, pataikė į Pečeros Lavrą, pataikys į Vilniaus katedrą, visko gali būti. Tai vat ką daryti tokio situacijoje? Mano atsakymas kaip Liuterio - sodinti obelis, tai yra ramiai dirbti savo darbą. Ar galiu paprašyti jūsų dabar užduoti klausimus, pasidalinti įspūdžiais, jeigu kas skaitėte knygą? Tai prašom, sakykit, kelkit ranką, aš prinešiu mikrofoną. Tik aš iš karto pasakysiu, aš deja blogai girdžiu šiuo metu ir todėl prašysiu, kad man tas klausimas būtų pakartotas. Ar bus tokių drąsių žmonių? Senovėje susitikimuose raštelius rašydavo su klausimais, tai jeigu turit popierių, galite ir raštelį parašyti. Alio? Gerai. Dėkuoju labai už pristatymą. Norėjau pasiteirauti, jūs vartojate savoką vidinė cenzūra. Gal galėtumėte papasakoti, ką ji jums reiškia ir kaip per skirtingus laikotarpius ji jums keitėsi ir kaip jūs ją patyrėte? Ačiū labai. Apie vidinę cenzūrą. Nu kągi, sovietmečiu buvo toji vidinė cenzūra, kiekvienas žinojo, kas tai yra ir praktiškai kiekvienas ją naudojo. Tai yra dalykų, apie kuriuos negalima kalbėti, arba jeigu ir galima, tai labai aplinkiniais keliais, labai atsargiai tik užuominomis. Na, buvo žmonių Rusijoje, Lenkijoje, bet deja ne Lietuvoje, kurie rašė be vidinės cenzūros ir perduodavo savo tuos raštus į vakarus. Apie to žmonės čia yra kalbama. Kai kurie rašė slapyvardžiais, sakysime, Siniavskis rašė slapyvardžių tercas. Apie tai yra visas skyrelis apie jo bylą. Aš jį irgi pažinojau ir neblogai pažinojau. Bet kai kurie rašė savo pavardę, Pasternakas, Solženicinas, tas pats Pomerancas, jis negirdėtas, Pasternakas ir Solženicinas visi turbūt girdėjo, o Pomerancą toli gražu ne visi. Bet jis spausdino savo kūrinius, be vidinės cenzūros spausdino vakaruose. Ir tarp kitko neatsisėdo į kalėjimą. Nu, ten jis nerašė, šalin sovietų valdžią, šalin tuos išpampusius žmogžudžius iš Kremliaus, kaip rašė mūsų pogrindžio spauda, arba net ir rusų pogrindžio spauda, jis to nerašė. Bet jis davė daug mažaiškiai suprasti, kad jis tą turi galvoje. Ta patį padarė Nadežda Mandelštam. Buvo tokių. Lietuvoje tokių nebuvo, rašančių be vidinės cenzūros ir spausdinančių savo kūrinius vakaruose. Ir labai gaila, kad nebuvo. O kodėl nebuvo? Juk, pavyzdžiui, buvo koks Juškaitis, kuris rašė į stalčių. Ar tiesiog nebuvo galimybės taip patogiai perduoti į vakarus? Nu, ne, patogiai perduoti buvo tokios galimybės, į pabaigą jau gana aiškios. Sakysime, aš pats, kai parašiau atvirą laišką Centro komitetui, perdaviau jį į vakarus. O kaip? Žinojau, kad Juozas Tumelis, mano artimas bičiulis, mes niekad su juo apie tai nekalbėjome. Matote, kada yra konspiratyvūs reikalai, geriau niekada apie tai nekalbėti. Ką nors žinosi, neduok Dieve prasitarsi. Smuklėje ar kur kitur, ar kokiam draugiškam pokalbyje, arba neduok Dieve iš tavęs iškvos vis dėlto tą informaciją. Todėl geriau nežinoti. Tai aš nežinojau, bet labai aiškiai įtariau, kad Tumelis turi ryšių su Lietuvos katalikų bažnyčios kronika.
ir nei žodžio nesakydamas, su juo stovėdamas koridoriuje ant lango atbrailos padaviau jam tą savo laišką. Jis perskaitė ir nei žodžio nesakydamas įsidėjo į kišenę ir tikrai po poros mėnesių tas laiškas pasirodė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje. O kronika turėjo savo kanalus, tarp kitko irgi per rusų disidentus, perduoti į vakarus savo medžiagą. Ir tas mano laiškas pateko į vakarus, tas man labai padėjo. Jeigu nebūtų patekęs, būtų blogai. Būtų blogai. Na, buvo tokių kanalų. Bet žmonės, nu matote, visada šitaip. Šeima, žmona, vaikai, baimė, taip sakant, kažkas ten jaunystėje buvo užsimojęs taburete, kaip rašo Justinas Marcinkevičius, netgi nenuleido tos taburetės, bet aš tą visą gyvenimą atsimenu ir kas man drįsta dabar ką nors prikišti, ašgi viską dėl tos taburetės. Nu, baimė. Baimė žmogiškas dalykas, aš nieko per daug dėl to nesmerkiu, bet Lietuvoje tos baimės buvo daugiau negu Rusijoje. Kodėl, nežinau. Nu, kad mes tokie maži, mes tokie silpni, tautą reikia saugoti, kiekvienas, kuris išplėštas iš tautos, pražūva, amžinai nieko panašaus, nebūtinai pražūva. Kartais labiau paveikia tą tautą, negu rašydamas patriotinės poemas. Bet tokia buvo nuomonė, tokia buvo pažiūra. Mano nuomonė klaidinga. Aš pats bandžiau perduoti kai ką į vakarus ir daugiau tokių buvo. Buvo toksai Mindaugas Tumonis. Jis perdavė į vakarų spaudą, į metmenis, metmenyse buvo išspausdinti jo eilėraščiai. Jisai žuvo, bet manau būtų žuvęs ir be to. Sakot, kad buvo daugiau drąsos, mažiau baimės Rusijoje. Sakykit, pone Tomai, o jūs gal dar palaikot ryšius ar susirašinėjat, sakykime, su buvusiais disidentais, kurie šiandien gyvena Rusijoje? Deja, mano draugai, mano karta beveik visi jau yra mirę. Aš jau toks likęs vienas paskutinis Titaniko keleivis. Mirusi Liudmila Aleksejeva, mirusi Nataša Gorbanevskaja, mirė daugelis kitų. Ar aš dabar palaikau ryšius su rusų disidentais? Taip, su tais, kurie yra emigracijoje, palaikau. O emigracijoje yra nemažai, tame tarpe ir Vilniuje. Jiems dažnai bandomos daryti kliūtys vienokios ar kitokios, visada įtariama, kad čia gali būti Putino agentai. Yra, be abejo, yra tų agentų, bet manau, kad netaip jau daug, kad kitiems vertėtų dėl to daryti kliūtis. Nu, bet čia kitas klausimas. Bet yra tokių disidentų ir su jais aš palaikau ryšį. Dažnai kalbu per rusų laisvąjį emigracinį radiją, pavyzdžiui. Bet tokios draugystės, kokia buvo, kada rytoj tave galėjo pasodinti į kalėjimą ir man irgi buvo nelinksma. Tokios draugystės jau nebėra, kadangi jau kiti laikai, kita situacija. Ar būtų dar klausimų? Ar norėtų kažkas? Negirdžiu, atsistokit gal, aš tai nežinau. Balkonė. Garsiai, jūs pakartosite. Garsiai kalbėkit, mes pasistengsim išgirsti. Gerai, dėkoju. Aš tiesiog labai dėkoju gerbiamam Tomui už tą pranešimą. Ir prašyčiau jums galima šiek tiek daugiau pakalbėti apie nuoskaudas moteris, kurias pripažino tuo metu Nataša Gorbanevskaja ir Nadiežda Mandelstam, galbūt Marina Jefimovai. Ir iš principo tai buvo tam tikras dabar irgi kultūrinis fenomenas, nepriklausomos, drąsios, galingos dvasios žmonės. Dėkoju Jums už šitą pristatymą ir prašau pakalbėti apie tas moteris, kurias Jūs sutikote, tai yra Mandelštamo našlė, ar ne, Osipova ir, žodžiu, tas gražias moteris, kaip sako klausytoja, su kuriomis Jūs bendravote. Tai nereiškia gražias. Gražias ne išoriškai. Ačiū. Nu, Nadiežda Mandelstam jaunystėje buvo gana graži, bet aš ją mačiau jau nebe jaunystėje. Nu, kągi, moteris visada turi tokį papildomą žavumo elementą,
kurį kartais turi, bet dažniausiai neturi vyrai. Neturime mes vyrai, sakyčiau. Nu, apie tai daug rašau. Tiesiog prašom skaityti knygą. Čia tiesiog galbūt norėta ne tą grožį išorinį pasidalinti tą prisiminimais, bendravimo su tomis moterimis. Nu, aš rašau apie Natašą Gorbanevskają. Nataša Gorbanevskaja buvo nuostabi poetė ir nepaprastai narsi ir bebaimė veikėja, duok Dieve tokių daugiau Lietuvoje, iš kurios aš daug ką išmokau, bet vėlgi turiu pasakyti, fizinių bruožų jinai nepasižymėjo. Na, apie ją irgi yra parašyta nemažai ir galėčiau net kokį spoilerį paleisti, bet galbūt nepaleisiu. Žodžiu, viskas veda į tai, kad reikia skaityti knygą ir ten viską galima surasti. Ar bus dar klausimų? Norėčiau pasiteirauti, ar keitėsi profesoriau jūsų požiūris apie Merkelio Račkausko asmenybę? Ar keitėsi požiūris į Merkelio Račkausko asmenybę? Nu, Merkelis Račkauskas mano senelis, mano motinos tėvas, žemaičių bajoras, bet jau iš tų bajorų, kurie savo bajorystę buvo pragaišinę popierius bajorystės, buvo įdomus žmogus, su humoro jausmu, tarp kitko išgeriantis, apie tai aš rašau, su plačiu akiračiu, žmogus gana be baimės. Nu, jo tokia profesija buvo, matot, kalbėdamas apie Ciceroną, kažin ar labai ką nors antisovietiško gali pasakyti. Nors jau pats tas faktas, kad Ciceronas įsiūlė kažkokius kitokius elgsenos modelius, negu sovietiški elgsenos modeliai. Tai jau buvo savotiškas disidentizmas. Man senelis buvo ryšys su prieškarinė epocha, su apšvietos epocha, su renesanso epocha, nes jis vertė, pavyzdžiui, Erasmą Roterdamietį. Ir pagaliau su antikos epocha. Vėlgi dažnai prisimenu, knygoje to nėra, kaip aš patekau į Albaniją ir į Duraso uostą, į amfiteatrą, graikišką amfiteatrą. Ir staiga prisiminiau, kad Durase arba Epidamne, tada tas miestelis vadinosi Epidamnas, vyksta Plauto komedijos veiksmas. O Plautą senelis buvo vertęs. Aš iš ten ir sužinojau to miestelio vardą ir koordinatės. Skaitydamas, man tada buvo kokia 15, gal mažiau kaip 15, gal kokia 12 metų, skaitydamas, atsimenu, labai kvatojausi. Man nepaprastai patiko toks antikinis grasinimas, eilėm išreikštas. Aš pirmiau tave pakarsiu, paskui 10 dienų ietimi badysiu kūną. Juokingas grasinimas. Na ir vadinasi, labai mano gyvenime svarbus asmuo, tai tiek galiu pasakyti. Mačiau dar vieną ranką kylančią. Taip, smalsumas tiesiog. Ar į jūsų knygą pateko ir Ačiū. Ar į jūsų knygą pateko ir šiaurės kaimynai, Latviai, Estai? Ar pateko šiaurės kaimynai, Latviai ir Estai? Į jūsų knygą? Labai mažai. Ir gaila, kad nepateko, gal reikės kaip Milošas rašyti kitą abėcėlę. Bet aš gerai pažinojau ypatingai estų daugelį, Paulių Eriką Rūmo, Janą Kaplinskį ir daugelį kitų. Aš lankydavau Tartu, aš ten net gyvendavau kartais po kelis mėnesius ir su estų inteligentija, o taip pat ir su rusų inteligentija ten gyvenusi, palaikiau ryšį. Tarp kitko, nebuvo ten jokio priešiškumo, jokios konfrontacijos. Ta rusų inteligentija, sakysime, Lotmanas su estais ne tik bendravo ir ne tik pramoko kalbos, bet buvo netgi susigiminiavę. Lotmano sūnus vedė estę ir jo vaikai jau kalbėjo estiškai.
ne rusiškai. Na, taip, latvių irgi pažinojau Knutą Skujeniką, pažinojau ir kai kurios kitus. Ir tai tos pažintys man gana daug davė. Bet dėja, knygoje jos kažkaip nesispindėjo. Bet tai buvo svarbios pažintys. Kartais, sakysim, tartų pažintys nemažiau svarbios negu Maskvos ir Peterburgo, Petrapolio. Ar dar norės kas nors paklausti? Jeigu galima, iš to balkono. Labai ačiū už jūsų drąsų požiūrį į tuos dalykus, kurie dabar švariais perspjaušančių patriotų yra beveik, kad išplokštinti į neįmanomybės. Kaip jūs vertintumėt vis dėlto tą Lietuvos laikyseną, kad Lietuva nesipriešino Stalino armijai, žinodama, kad tai yra absoliutus tiesiog skerdynių inicijavimas? Ar tai jūsų manymu, taip pat jūsų požiūrį, tai yra tam tikras išminties mažos tautos pasireiškimas, ar kaip dabar visi sako išdavystė ir panašiai? Labai jums dėkoja už drąsą ir klausimas, kaip jūs galvojate, koks tai poelgis, kai lietuvių tauta nesipriešino Stalino invazijai ir toms skerdynėms, kurios jau buvo numatomos. Ir paskutinis klausimo dalis, nebeprisimenu. Ar tai buvo išminties, ar išdavystės, kaip dabar bandoma parodyti? Ar tai buvo išminties, ar išdavystės? Nu, matote, tai, kad lietuvių tauta nesipriešino Stalino invazijai, ne visai tikslu. Nes priešinosi tik tai po laiko. Tai buvo partizanų karas, kuris jau neturėjo jokių šansų laimėti. Bet pasipriešinimas buvo, tik ne tada, kada reikia. O, sakysime, 40 metais, nu, pirmiausia, daugelis dar turėjo iliuzijų. Ir dauguma vyriausybės manė, kad reikia saugoti tautos kraują ir kūną, kad reikia, taip sakant, vengti aukų. Geriau pasidėsime, pažiūrėsime, o paskui galbūt kaip nors išsilaisvinsime. Kas, tarp kitko, galų galiai ir įvyko. Galų galiai išsilaisvinome, tik tas užtruko 5 metų. Jau į pabaigą net ypatingų skerdinių nebuvo, lietuvių tauta gausėjo ir stiprėjo. Na, bet mano manimu pasipriešinti reikėjo. Reikėjo, tai būtų buvęs visiškai kitoks mūsų paveikslas pasaulio visuomenės akyse. Bet būtent tada, 40 metais, ne 41, kada iš to neišvengiamai sekė sąjungininkystė su Hitleriu, o to jau būtinai reikėjo išvengti, to nebuvo išvengta dėja. O 40-ais reikėjo. Jeigu būčiau Smetonos vietoje, turbūt būčiau pasielgęs kitaip. Nu, bet man sunku spręsti. Ar dar bus klausimų? Nes man atrodo, kad laukia ilgas procesas knygų pasirašymo, autografų laikotarpis. Tai jeigu nebus, tai labai dėkoju Jums už šitą pokalbį.